Labas rytas, dabar yra 3 diena, kai bandau tvarkyti šitą šūdą. Ką vakar pavyko daryti, tai sutvarkyti žvakės, kur buvo padarytas tiesiog paprastas mygtukas su va tokiu laidu. Tiesiog iš namų paimtas laidas, pravestas mygtukas į saloną and call it a day. Tai taip išeina, kad tiesiog buvo sudegęs saugiklis, žmonės vietoj to, kad pakeistų saugiklį, jiem buvo paprašiau nuvesti naują laidą į saloną, padaryti mygtuką, išgręžti jam skylę ir visą kitą chuinę. Žodžiu, lengviau buvo suburti iš to laidų ir iš to mygtuku tiesiog, negu pakeisti saugiklį ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai aš labai džiaugiuosi, nes čia yra dar vienas žingsnis, kad šita mašina būtų šiek tiek arčiau originalios būsenos. Ir dar vakar vienas dalykas, grinai prieš miegą sakau, čia buvo toks tarpas, kad galėjai realiai kišti telefoną. Tai aš pasireguliau šitą reikalą, jį pastumdžiu vieną kitą pusę ir durys dabar sudaro achuieną, jokio tarpo nėra. Bet vairuotojo duryse įvyksta visiškai tas pats dalykas. Ir aš irgi sustvarkiau, viskas idealu, bet turbūt aiški problema. Tai jo, duris sutvarkiau, bet nebeatsidaro. Bet užtat užsidaro labai gerai, bet nebeatsidaro. Ir vakar dar testam uždėjom paprastą vakuuminę šlankutę, tai va šiandien reikės nuvaryti nupirkti dizelinę šlankutę ir ją pakeis, nes kažkaip sugebėjo nutrūkti, bet ta šlankutė yra tokia fucking sena, kad jinai tiesiog iš esmės lūžta rankose. Nu bet normalu, jin turbūt dar originalinės yra visi kodai, viskas. Tuo reikia varyti užsikurti lėg zuzą ir lėkti kol taibas nupirkti dalykų. Šūdas. Labuka. Šlangutė. Ir lemputės. Lem galėjau pažiūrėti, kiek sumokėjau. 3 eurai. Jaučiuos kaip turgui. Kur, kaip sakoma, pagal tai, koks nukutis tokią kainą ir gauni. Šešingai labai gerai supranta, ką šneka, tiesiog sėja tam tik. Ble. Tikiuos, kuras nebėgs. O jeigu ir bėgs, tai net nežinosiu, kad bėga. Gerai, vienas darbas done, traktorius važiuoja. Dabar reikės išsardyti jaučiu šitas duris, kodėl jos nebeatsidaro. Ir tada dar pasikeisti gabaritus lempose, nes perdegė buvo. Galim išjungti šitą kamerą. Ir jo, test darbs. Niekas nesako apie Max nukaimėtintą mašiną, kaip senam Passate įdėti ledai į originalią lempą. Point of view, tu esi staliukas, o šis kūdikis. Radom darbiškį susilydžiusių laidų, tai dar juos izoliuoti reikia, kad neužsidegtų. Nu va, kokia graži gyvatė gavosi. Gerai. Neatsidaro duris, blet. Reikia sardyti jas.
Ta rankenėlė atrodė kaip pelėsinis sūris, kurį pirkai prieš porą mėnesių. O šita vieta nusileidžia, kai tu patrauki rankenėlę ir nuspaudžia tokį šuduką, kuris atidaro duris. Problema tame, kad šita vieta nenusileidžia pakankamai žemai ir aš norėjau ją šiek tiek padrasinti plaktuku. Nu, nesigavo. Palūžo. Šiandien buvo trumpa diena, rytoj nusimato nemažai veiklos, o mes sustiksim po savaitės. Tradiciškai serviruoju jums šmaikštuką. Davai. Kirsti šoną ir mes trajeką, tu atsilikęs. Dirbk, aikštelį, nedarbo biržai stovi. Tu visi gauna po milijoną, nesugeba ant linijos išbėgti. Man išeit. Į šoną. Dar tokių. Dar tokių. Architektai nesat, blėt. Kaip? Priešinių suprantat? Aš nesuprantu, jūs, blėt, biuletenį pasienas, kad nedirbai. Tau vaidenas. Niekas ten nestovėjo, kam tu pasuoji? Šmėklai. Užkliuvai už linijos. Linijos per aukštai. Kokiam aukštį linijos. Aš tau mokėsiu ne pusantro lemo, o 100 eurų. Sės! Aš atsiprašau, čia tinderis, blėt, kad visi laisvi. Ar jūs dirbat?